Akį iš viešbučio. Atsiveria nuostabi panorama į Budapeštą, į Peštą. Lyja lietutis. Bušas asilas, sakyk, Loreta. Loreta. Bušas asilas. Kažkokia gera vieta Vengrijoje, Budapešte. Visi čia. O mes vis laukiam VC. Kuku. Čia visi. Visi mūsiški. Čia kas eina dabar? Ai, nefilmuok čia tai. Aš čia esu buvęs. Atsimenu. Jauti, bet vakare, ne dabar. Fotografuoji ką nors, Loreta? Buda, čia nėra Buda, joks ne Peštas. Kokiam kelniam aš einu. Ha, ha, ha. Kažkur mus veda. Čia vėl kažkoks arklys. Koks čia arklys? Gerai, dabar mes esame priešais Karalių Rūmus, kurie iškilę čia visos savo daugybę. Tikriausiai atkreipė dėmesį, kad langai yra nauji ir pačios formos tokios kampuotos, nes Antrojo pasaulinio karo metu šitie karališkieji rūmai buvo sugriauti. Karalių rūmai atstatyti. Čia jam prie Karalių rūmų panašų paminklą mes galime pamatyti Vienoje. Jeigu kas lankėsi Vienoje, tai kaip tik pažiūrėkite paminklas jam. Iš šitos vietos, jeigu pažiūrėsite toliau, matosi paminklas, stovintis ant Gelerto kalno. Tai yra laisvės paminklas, pirminė jo paskirtis pavaldiniai, o būtų išgirdavo ir protingų minčių, tai gyvenimas. Paminklas karaliai Matijošui. Dažnai dar būdavo vadinamas karaliai teisingasis, nes tai buvo labai teisingas. Nu, tai yra suprato, kad tai yra kilmingas, tai nesuprato, kad yra karalius, pakvietė iki bajorą su savo gražuolio dukra Ilona į Budą. Ir kai atvyko, kaip tik vyko miesto šventė ir procesijos pradžioje jojo pas karalius, aišku jau tada vyko branda su pusmumi, ir kai pamatė jį gražuolio Ilona suprato, kas jis yra. Gražuolio Ilona. Bažnyčia. Pasikurčiausia. Arba tais atsukais arba anais, nusileidžiate žemyn iki gatvės ir į dešinę. Iki gatvės ir į dešinę.
Leidžiu 30, kitas pravažiavo. Jeigu leisitės iš ten, tai pasikeis. Jau Kroatija. Tas pats kaimas. Nieko Kroatija nuo Lietuvos nesiskiria. Jau. Reikia paklausti, tai gal nuvažiuoju. Yra, gerai žiūrėjau. Aišku, skirtingų tempų galima eiti. Plitviška. Šiandien. Taip. Pas čia užlindo. Jo, šiaip, na, kai visi einam kartu, jeigu kažkas atsilieka, ar reikia mane, tai žodžiu 1 valandą spėtų. Jo. O, bet dabar yra pusė 12 ir 2,5 valandos. Jo, tai dabar leisti. Gerai. Oi. Aš gal tai nukrysiu čia, nes taip pabandau kažką filmuoti, bet tai nukrysiu. O, dar čia šitie pačioj. Tai prieisim, nu. Dar iš toli fotografuojam. Kažkoks netikras ežeras. Tokios nebūna, sakau netikras, na. Tokios nebūna spalvos. Persidas. Žmogus filmuoja nevadai savo akilnėje, kad jis per įsikislį. Plitvica. Plitvica ar ne? Ne, kažkaip kitaip. Plitvica. Ten gali ir nesimatyti tada pat. Čia matosi, kad ten žuvis ar ne? Čia pagaliukai. A čia tipo tikrosios ar ne? Ne, dirbtinės. Motoriuką užsuka ryte. Bet yra didesnių tokių šiek tiek. Nesimato. Ne, va ten tokia didelė praplaukė. Tik ką. Va tokia čia. Čia tai dar nu. Koja matau yra. Čia raudės. Dar daugiau žuvų. Ko jūs čia laukėt mūsų? Ko laukėt? Nu, plaukit kur nors pasi... Trupinėlių. Sugalvoju, trupinėlių. Ir čia laukia dar žuvytės. O didelį. Tai didelė galėtų suvalgyti kitas mažas, ar ne? Paskui mes jas valgysime. Kas čia toks esi? Čia geri ar ką? Vaik, prašau. Tik mes įkristų. Ne, čia ne tokias šervelės tos žuvis. O. Buvo kažkas blogai.
O, nervina. Pinigai. Pinigai. Tiek labai toli kažkaip. Man tai daug pritraukia. Man tai ne. Tai va čia tau Grytė ir sakė, kad vieni pritraukia daugiau, kiti mažiau. Ops. Šitas filmo klaidutė įžengtas šuniukas kupriniai, matai? Sėdi. Matai? Vaivai šuniukas. Matai, ar ne? Matau. Palaukim laivų. Dar vienas lašų aš nematau. Įdomu, čia visą laiką taip šalia, ar čia kada nors? Pamėlynuoja kartais nuo šalčio visi. Kretui sakė, tik birželį. Ten tai tuščias visai plaukia. Atgal gal pakant. Čia va, jeigu skęsim, tai bus tik liemenė. Kažkoks augalas. Kokie pukai. Senoviai gal medžiai buvo. Kur senovi medžiai? Nu, va čia šitie siukliai. Kur tu čia matai siuklius? Jo. Nauji kažkokie čia. Oi! Oi, kaip. Kaip vanduo bėga.
Šypsokitės, prašau, šypsokitės. Visi šypsokitės. Kur su kūdikėliu? Kur? Kur? Ten su kūdikėliu ateina? Kur tas kūdikėlis? Zaulelė atėjo. Nėra saulės, tai degins. Yra saulė. Kur? Debesis. Yra saulė pro debesai. Čia Makarska iš tikrųjų. O čia Loreta, kuri dabar jau biškai geriau jaučiasi, kaip visą laiką. O tokia įlanka. O tokie laivai. Tuoj įtrauksiu pilvą, palauk. Labai iš toli fotografuoji. Va, mūsų kalipso, galbūt plauksim šito kalipso. Malakolokski muziejai. Dirbo pas mus? Kur eini atgal? Ne, neik atgal. Ką? O kad nori čia pro tą gatvę, kur visi važiuoja į Nepalį. Bažnytėlė pagrindinė. Švarus, va čia krantas žiūrėk, gražus. Nu, tai ir nėra nei vieno šitą, matai, kaip matosi. Nėra jokio ežio, čia dėl to ežio, tai ežio. Dabar nelabai dar gyva čia viskas. Būtų tos naktys vėsesnės. Būtų dar didesnis skirtumas. Bet sakė Leonardas, kad visi turi būti be maudimukų, bet nieks neguli be maudimukų. Ai, sakė, kažkaip reikia paeiti šoną. Pro kambario langą.
Latinų pusryčiai. Penkios kūnos. Mes kalingi. Ten toliau Adrijos jūra. Jeigu čia naiplyt, Užsirengė šitam oru. Šalta? Nu taip, norėtųsi kažką apsigobti. Vau. O aš būsiu kur nors kadre ar ne? Нет. С горной стороны граница с Боснией и Герцеговиной. С восточной стороны граница с Черногорией. И прямо через море граница с Италией. А Дубровник – средневековый город. И как у многих средневековых городов.
И поэтому осталось в оригинале. Сейчас в этом здании находится архив, документы хранятся с 12 века. Sorry. Kažkoks turgus. Turgaus aikštė. Mergina su nenusivalančiom lūpom. Разбирали, и корабль выходил в море. Когда-то, до 15 века, вход в порт защищала цепь, протягивалась от крепости Святого Ивана до крепости... Ne pitan da tako moraš da puca negdje ovako loptanje. Hoće ti god vašiš ovo ne. Kroatijos merginos. Но власти ему не разрешили это сделать. Наверное, он ему и не нужен, если он уехал. Это остров Лохров, на котором и спрятался
когда-то речь длинное сердце от непогоды. Лохрум переводится как округ, кислые фрукты. Здесь монахи... Einam sieną. Skarbinis gal reikia fotografuoti, bet čia taip netilps. Loreta, žiūrėkit čia. Vėl tas dėdulis stovi. Einam toliau. Teisės prie valdžios. O visus įstatymus ir visą valdžią laikė tie aristokratai. Bet nebuvo turtingi. Ir O, žiūrėk, koksai sodelis. žodžiu, jėzuitai ten juos mokė. O, čia. Дубровниkas, не? Там, ну, классно. Там, вот там или вот отсюда. Вот. Griausiagi. Oi, ant stogelio. Gyvena žmonės. Va, koks miestas. Aukščiausia vieta Dubrovniko. Jau čia naujas miestas. Daržas Dubrovnike. Griuvėsiai, tai gal reiškia tikrovę? Čia visa tikrovė, žinokit. Visa kita čia nebetikrai. O, jūra. Potem czekajcie. Mėlyna, mėlyna jūra. Maudėsi žmonės. Gražu. Šypsena. Šypsena. Koje tos konservus? Makarskoje. Makarskoje.
Čia mes gyvenam per lietų. Čia prie jūros. Šiandien saulės nėra, tai žmonių nelabai daug. Jau. Trogiras, miestas Venecija. Pagrindinė aikštė. Kokia bažnyčia. Trogiras. Trogiras. Vis dar. Vartus, o išėjame po jūros vartus, esame krantinėje, bet matome antrą tiltą, kuris veda iki Sotomo. Tačiau ne į žemyną, o į kitą salą. Splitas. Na štai, tai yra Dioklečiano rūmų rekonstrukcija. Kaip jie atrodė šio imperatoriaus laikais ir vėliau. Galinga gynybinė siena su gynybiniais bokštais ir turėjo 3 pagrindinius vartus. Mes esame prieš. Dioklečiano rūmų siena. Kompleksas užėmė didžiulį plotą, net 3 hektarus.
namų statybų. Todėl palyginus taip mažai yra išlikę. Nes tai akmeniniai pastatai, jie praktiškai nieko nebijo. Tai išlikę žiūri geriau. Tiesiog Liuterano rūmų menė. Išorinė. Jinai kartu buvo ir rūmų siena, ir gynybinė siena. Tiesiog jos mūras yra lygis, ne? Puikiai matosi toks storis. Dioklețiano rūmų siena. Einame link geležinės varpo. Kainas? Ne, automobiliuką. Automobilių aikštė. Hvala lepa, a mi idemo sada malo i do... Kuku! Mąstytojo paveikslas. Plaukiam į salas. Kažkokias tai. Va čia žiūrėk, kaip gražu. Va čia. Kur čia? Už tavo nugarą. Labai skanu. Aš jaučiu pusę jau nuplaukė pakelį. Mindaugai, pozuok. Didysis žinovas krepšinio ir futbolo Mindaugas. Gal svareta vadinasi. Kaip reikia, tai jau jachtą va taip va šuo nuėjo, visiškai jau ten baisėdų prie pat vandens, šitą visiškai. Mes ten irgi grinai buvome, tik tai išsinuomavę paplaukti. Ne, išsinuomavę, šiaip paplaukti. Ne, taip. Geros tiek merginų vienoj krūvoj.
yra ir vyrų, tai tiesa. Vyrai tai nesvarbu. Hvaro sala. O jūs vakar matėte būdų įvarčių? Ne, mes nei vieno nematėme. Mes tik pirmą kėlį. Dar vienas kaimas. Kaip sala vadinasi? Kaip sakė, Loreta? Hvaro. Hvaro sala. Hvaro sala. Beveik Hvaro. Hvaro sala, žvejų viena. Nors paskaičiau. Jo, aš jaučiu. Ei, tu, kokie prabangūs. Dabar reikia pasirinkti. Nors ne, nelabai pasiūlau pažiūrėti. Hvaro miesto bažnyčia tvirtovė. Oi, Hvaro salos. Tai yra tipiška viduržemio jūros masyvų. Langai nedaromi dideli, sienos statomos iš akmens, kad kuo mažiau įkaitų. Žuvytė, rakija, viniukas. O čia tik šakutė, kailė, dėsno. Ten turbūt nėra kie vandenukas. Tikrai? Turi baltą vyną. Tėte, gali? Nu mes toj paragausim. Ką mes čia turim? Turi bandyti tą vandenį, ar jeigu ten ne vanduo. Čia mes maitinam žuvimi paukščius. Aš matau, kaip paukščių kalė atrodo. Turgi matei tą filmą? Nematė. Paukščiai puola. Čia prasvala? Tai pasakyti, kokią salą paukščių. Atgal. O, žiūrėk, kas Ledinė Loreta. vadiname... Visa patenkinta, tiesiog šypsosi visa. Asilai, va, žiūrėk, asilai. Kur asilai? Ne, matau asilų. Asilai būna tik vyrai. Tokios asilų nežinau.
Tai vadinasi, aš bijau. Aš tave nufotkinsiu. Ten aš neįsiu, aš bijau. Ne va šitos yra, girdė? Taigi, aš norėčiau dar žemiau palipti, jeigu įmanoma. Nu, mes galim palaikyti. Gal galima padėti, nulipti? Ne, man pats. Koretą parpalį gaus, Ramūnai. Ką mes su jum abiem darysite? Vienas su parpalį? Kas čia per špagatai, klausyk. Kas yra? Jisai labai prašo. Okei. Taip, tėvas prašo 2 minučių dėmesio. Kantrybė. First of all, it's a matter of your security. Here. Ladies, can you hear me? Yes. Pirmiausia apie saugumą. Bioko is a wild mountain. I mean totally wild. And it's very dangerous. And the villages around, you can step to the wall. I'll try to tell you a short story. I won't be offended if you don't listen to me. No, tai dabar išversti reikia truputį apie saugumą. Na, tos yra auksinės taisyklės vaikštant kalnuose, kad vaikščioti tik tai takeliais. Priekyje turi būti vedlys, nenueiti nuo takelio. Ir jeigu kyla kažkokios tai problemos, viduramžiais, prieš viduramžius tai buvo tokie santykiai. Tai čia normalu. Jau. Na va, o čia... Čia duoklė. Ne, čia žinokite, aukščio lygos požymiai. Kolega. Mama špastos, kaip apsauga. Negalima. Mes čia nulipsim ar paskui? O tau nebus šalta, jūs gal paimk jam striukę. Ne, man prašau, ne. Atsisuk, kad matyčiau, kaip lipi. Kaip klaimbinė, kaip kopi į kalnus. Kaip sunku. Greičiau, ribenas, lipkit. O, čia galime atgal dar pafilmuoti kažką tai. Climbing. How many times you have to climb to the mountain every day? Every day? Yeah. Me? One time only? You mean on foot or with a car? On foot. This is not on foot, this is with a car. Usually I go on foot. Okay. Eik geriau normaliu keliu ir bus viskas gerai. Vau, dar toli. Patinka? O kam čia taip reikia eiti? Čia taip kurčiau? Čia gėkalai, čia bus lengviau. Atlas, is everything okay down there? Atsisukt reikia. Čia šitos gėlytės, va. Nežinau, kur. Ne šitos. Paveiksluosiu, sakykit, kur norėtume, ten vat labai gražus vaizdai tą pusę.
Kalnelė 1700 metrų. Žingsnį į priekį dar žiūri, kur eina. Ir du. Jau nebus kur liepti. Šilčiau, žinokit, kai buvom visi susiglaudžiam. Ne, dar filmuoju. Umjetno je vero. Samo iza. Там далі. Сигряш. Ку-ку. Tai kaimo turizmas klesti. Smagu. Makarska. Paukščių skrydžio. Gal bus eilinį kartą ramūnai. Nugalėtojas vakar. Įdėsim vakarą žinias tada gerėta. Nu, sakyk dabar, sloga, blogai, viskas blogai. Vasliukė, prašau, nuo vėjo, kol prakaitas. Ne. Kol kas ne. Makarska po kojomis. Taigi aš dabar negaliu, aš dabar filmuoju. Makarska man po kojomis. Nejudink manęs. Kur mūsų namelis, kur mes gyvename? Sak, nejudink. Nejudink, aš ieškau, kur mes gyvenam. Kur teniso kortai, kas mato teniso kortų? Čia parduotuvė. O ten mes kažkur gyvenam, o čia va. Patyrinėsim paskui. Pranešė? Ant to kalno buvom užlipę. Televizijos bokštas. Mes esame čia. Šibennikas. Ir taip pat viršuje matome Adomo ir Ievos skulptūras. Viskas tai yra iš bronzai, sukurta iš akmens. Kaip aš minėjau, tai čia unikalumas, na ir taip pat epidemijos stogas. Viskas yra padaryta, kupolas kaip stogas iš akmens dujų. Galva. Šiaip, kad labai negaišti laiko, kaip tik yra atidaryta, unikalus yra vidus, aš ten pasakau, kad... Bažnyčios vidus akmeninė. Šibeniko kapinės. Zadaras. Oi! Zadaras.
ta kamera kartu skaitmeninė gali būti. Pirmaisiais metais šalia buvo Benediktinų vienuolynas, kuriame dabar yra architektūros muziejus ir jeigu norite susipažinti su senovės Zadaro, tai galite jį. Pinta kažkokia Stepano Rotsoną. Rotsoną. 1200 metų jau. Tai aparatas. Kas tarp svogūnų pė? Nereikia pačiam pjaustyti svogūnų. O kas šitą? Moka aparatai pjaustyti svogūnus? Zagrebe yra aparato tokio? Esame ne mieste. Išėjome pro miesto vartus iš to senojo miesto. Na ir kaip aš minėjau, miestą iš visų pusių juosia gynybinė siena ir gynybiniai vandens griuviai. Tai matome likusią dalį. Tai dabar taip pat... Tautos aikštė. Tai va, gyva užrašas filmo. Gerai, tai mes esame Tautos aikštėje, netrukus čia ir išsiskirsime. Jeigu atpažiūrėsite tiesiai, tai matote dar vienus vartus, kurie veda iš miesto. Į įlankos pusę galime ir pro jos išeiti ir paskui eiti pakrantę. Taigi Tautos aikštė, ką mes matome? Kairėje pusėje matome už manęs, jeigu žiūrėsite, tai yra sargybinė. Buvo skirta sargybinė. Zagrebas. O čia Zagrebo įžymybė. Čia kita Zagrebo įžymybė. O va čia visas grožis toliau bus pamatyti. Na, šiek tiek apie patį Kapitolą. Kapitolas buvo pirmą kartą paminėtas 1924 metais. Tai yra ir Zagrebo modete, nes Serbijos karaliaus statūtų buvo galima. Oho, kaip čia rausia. Zagreb. Čia Mindaugas. Gyvenimas verda. A tik dabar pasivėdė. Gana gražus miestas. Kažkoks arklys. Pasimatymo vieta. Didelė aikštė. O dabar tai yra Žemutinio miesto centrinė aikštė. Matote.
Žalgirio mūšio paminklo. Kai lietuvaičiai ateina, tai kodėl klausia tokia neteisybė, Jogaila yra viršuje, o Vytautas žemiau. Krokuva. To mūšio hierarchija viskas yra teisinga, nes Jogaila buvo Biški, bet nedaug. Čia miestų herbai.